Sveiki, labai seniai aš į jūs besikreipiau štai taip, tiesiai iš kameros. Šiandieną aš norėčiau perskaityti vieną iš naujesnių savo eilėraščių. Kai tu tarėjai išeik, aš netikėjau. Galvojau, lipsime ant stogo, gersim kavą ir lesinsim dangaus paukščius. Varinės lūpos tarsi brigantinos rėjos parodė į duris, išsklaidę tuos paskutinius lūkesčius tuščius. Ėjau gatve ir rūkas linko priešais. Ir spardė man padus negailestingas grindinio akmuo. Langai juodom akidobėm nupiešė spalvotą grafitį ant mano sąžinės beviltiškai juodos. Pirmyn, kai pasirodė, buvo tuščia. Baltavo suolas vienišas, lyg atkartotas giljotinos koveris. Iš įtampo širdis sustoja plakti čia, svajonės tampa būtimi ir suskamba virtualus Bethovenas. Ir aš staiga tapau ne aš, kažkoks nevykęs negatyvas, likimo veidrodį paklydus liekana, išsiveržė lyg siela, lyg kažkas ir skaudžiai nuskambėjo erdvėje karti dar nesugrota smuiko rekviem. Ačiū labai, iki kitų kartų.